Sveiki, broliukai ir sesutės. Na ir vienas dar kitas klausimas. Tai dabar toksai klausimas. Kiek jūsų nuomonė tęsis šis šizofreniškas filmas, kuris prasidėjo nuo COVID-o, negi tai baigsis visiškų žmonijos išnaikinimu? Na, kągi galėčiau aš dabar pasakyti, tai vėlgi klausia mūsų abiejų, tai manęs ir kaip planetos Žemės gyventojų ir kaip mano antrininko. Tai aš pasakysiu kaip planetos Žemės gyventojas, tai kad čia joks ne šizofreniškas filmas, o yra mokslinė pažanga ir, žodžiu, mokslininkai išranda būdus, kaip kovoti su ligom ir, žodžiu, viskas čia vyksta gerai, technologijos žengia pirmyn ir, belieka tik pasidžiaugti, kad vat, ir virtualus pasaulis kuo toliau, tuo labiau prieinamesnis ir apskritai, vat, kuo toliau, tuo geriau ir lengviau yra gyventi mūsų nuostabiai demokratiškai planetoj. Bet turbūt čia nelabai įdomu, kur turbūt mano ta nuomonė kažkaip tai kaip planetos Žemės gyventojai. Ir dar atsakysiu iš mano antrininko, ką jis maždaug papasakojo apie terariumą, kaip tam terariume vyksta ir kiek čia tęsis tas filmas ir panašiai. Tai visų pirma, tai ką jisai pasakė, tai kad tas filmas neprasidėjo nuo COVID-o ir netgi neprasidėjo nuo šito ciklo dabartinio esančiam terariume, kuris ten turi gal 300 metų ar kažkas tai panašaus. Jeigu taip skaičiuot pagal terariumo tą laiką, 1800 kažkelintais tai metais naujas tas ciklas prasidėjęs yra. Naujas ciklas tai reiškia, kad ankstesnė ta civilizacija buvo, kaip čia pasakyti, sumažinta arba likviduota, ne, ir jos vieta buvo jau užveista, sakykime, ta naujesnė civilizacija. Ir kasgi dabar, kas ir vyksta panašiai, sakykime, arba artėjama prie to dabartinio to laikų terariume. Taip. Ir kur baigsis. Taip, dar klausimą pabaigsiu. Kiek jūsų nuomonė tęsis šis šizofreniškas filmas, kuris prasidėjo nuo COVID-o, negi tai baigsis visiškų žmonijos išnaikinimu. Tai be abejo, kad tai baigsis visiškų žmonijos išnaikinimu, tik tai jis bus visai ne visiškas, o tiesiog bus pradėtas naujas ciklas. O kągi reiškia naujas ciklas, tai kad bus žmonės tiesiog pakeisti, modifikuoti, bus dar mažesni. Kaip čia pasakyti, dabar bus ar metriniai, ar kažkas tai tokio panašaus, žodžiu, 1,20 m, kiti sako, kiti dar kažkiek. Čia vėl priminsiu, kad čia apie terariumą, nieko su mūsų nuostabia planeta Žemė čia bendro neturi, o terariume tai vyksta ciklai tiesiog, kad viena ta civilizacija, arba viena, netgi gal nevadinčiau tai civilizacija, o viena rūšis žmonių, viena rūšis žmonių pakeičiama kita žmonių rūšimi ir ta rūšis, sakykime, kiekviena kita rūšis, jinai yra vis palankesnė tam, kaip čia pasakykime, nevidonui, ne, jo plano įvykdymui. Tai dabar jau, žodžiu, yra naikinama ta žmonių rūšis ir 99% ar kažkiek tai tikrai bus tų žmonių išnaikinta, o paskui kiti, aišku, patys, ko gero, natūraliai išmirs ir niekas čia nepasikeis ir prasidės naujas ciklas. Tai, bet aišku, dėl to nereiktų labai ten pergyventi tiem terariumo gyventojam, dėl tų žmonijos rūšių ar panašiai. Svarbiausia, reikėtų iš tikrųjų pergyventi dėl savo sielos, o kad siela patektų į tą kitą lygmenį, sakykime, tos evoliucijos, ar kaip čia galim pasakyti, bet šitam lygmenį, šitam kūne žmogaus esančiam, nuo to, kaip tas žmogus ten pragyvena, kaip jis ten elgiasi, kaip plečiasi ir auga jo sąmonė ir nuo to, aišku, ten didėja, kaip sakykime, jo tos sielos energija ir taip toliau. Ir, žodžiu, nuo to priklauso, ar ta siela jinai kyla aukštyn, ar leidžiasi žemyn. Ir nevidona, aišku, pagrindinis tikslas tai sudaryti yra tokias sąlygas tam terariume, kad tos jau sielos kuo mažiau jų kiltų aukštyn ir kuo daugiau, kad leisti su žemyną arba bent jau pasiliktų tam pačiam lygiai. Tai šičia yra tas pats pagrindinis dalykas ir nereikėtų turbūt labai čia įsikabinti į tą kūną, ar kaip čia pasakyti, o
Nu, tiesiog anksčiau esu daug pasakas, dabar gal irgi ten į labai ten detalės nesigilinsiu, tiesiog reiktų gyventi pagal sąžinę. Tai jūsų sąžinė visą laiką jums pasako, kaip jums reikia gyventi. Reikia stengtis atsisakyti kuo daugiau, arba jeigu įmanoma visiškai atsisakyti melo, ypatingai to melo dėl gėrio ar ten, ir panašių visokių dalykų. Kaip melo dėl gėrio, tai galiu pasakyti, visokie seniai šalčiai, ir esu ir atskirą padaręs pasakėčią apie senių šalčius, kai vaikam meluojama, kad senis šaltis ten prinešė dovanų ir taip toliau, neva tai, bet vaikam čia gėris, jie ten kažko tiki, jie ten džiaugiasi dovanas gavę, liktai tie vaikai nesidžiaugtų gavęs dovanų nuo savo tėvų ir panašiai. Žodžiu, čia tik tai kaip mažas nukreipimas, kaip pavyzdys. Tai va, o šiaip, jeigu taip jau grįžtant į tą kūnišką, kaip sakykime, poziciją, tai aišku, reikia kuo mažiau pasiduoti tai sistemai, kuo daugiau ignoruoti ją arba daryti priešingai, negu jinai sako. Ir svarbiausia, aišku, turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, tai išmokinti savo vaikus. Ir aišku, aplinkinius, su aplinkiniais turbūt čia sunkiau, didžiausia yra atsakomybė tai su savo vaikais. Kad vaikai žinotų, kad jie gyvena gimė, sakykime, tam nevidono jau užgrobtam pasaulį, paaiškinti jiem, kas čia yra per sistemą, kaip jie yra apgaudinėjami, engiami, kaip yra nuodijami visaip, kaip, žodžiu, stengiamasi padaryti, kad jų tos sielos kuo mažiau, sakykime, tobulėtų ir, kad nepabėgtų, žodžiu, iš šito lygio arba kad kristų dar žemiau. Tai va čia turbūt pagrindinius akcentus reikėtų daryti ir jeigu kiekvienas tas, kuris jau, sakykime, susivokia, kad gyvena tam toj nevidoniškai sistemai, jeigu kiekvienas išmokins savo vaikus, tai jau jiems bus lengviau, sakykime, su tą sistemą kovoti, ypatingai jeigu atsižvelgiant į tai, kad jie nebus apnuodyti tais pačiais baisiausiais nuodais, tai skiepais. Ir jeigu žiūrėtai per kelias kartas atsistatytų apskritai tą visą žmonių bioenergetiką, tai va čia turbūt yra pats pagrindinis dalykas ir aišku, kuo labiausiai ir su kuom ir labiausiai ir kovoja tas nevidonas ir leidžia visokius ten tuos įstatymus apribojančius žmonių teisingus arba į teisingą pusę galinčius nuvesti sprendimus. Ir va tai tokie pagrindiniai turbūt dalykai, kad o baigsis tai taip, bet kokiu atveju baigsis to ciklo išnaikinimu ir naujos rūšies žmonių užveisimų vėl arba pakeitimų. Ar tai čia jisai bus labai staigus, ar jis bus palaipsnis, panašu, kad jis bus labiau palaipsnis negu kad staigus, nes anksčiau, jeigu nevidonas darydavo tokį staigesnį, tai vis tiek išgyvendavo labai daug tokių panašių, ką aš dabar vardinu, kurie savo vaikam vis tik tai perdodavo kažkokias ten žinias, požiūrį, supratimą ir taip toliau. Ir vis tiek tuos žinias prasiskverbdavo ir į tą kitą ciklą ir tokiu būdu buvo, visą laiką nepavykdavo tam nevidonui. O šį kartą, man atrodo, jis jau tokios klaidos ruošiasi nebedaryti ir darys lietą tą, kaip čia tokį perėjimą, prie kitos, nuo vienos žmonių rūšies prie kitos, tai užtat ir yra vykdome, sakykime, žmonių tas kūnų pakeitimas ar modifikacija, kaip čia mėgsta kiti vadinti, kad genetinė modifikacija ar genų modifikacija, kad, žodžiu, iš vienokios žmonių rūšies būtų pereita palaipsniui prie kitokios žmonių rūšies. Ant kiek tas palaipsniui, gal kažkam atrodys, kad ir čia labai greitai, gal kažkam, kad čia labai lėtai. Aš galvoju, kad laiko yra tikrai daug, mokinkit savo, čia aišku reiktų perduoti tiem, kurie terariumo savo antrininkam, kad perduotumėt jūs, jeigu jau tikit, aišku, to fantazijų terariumo pasauliu, kad mokintų savo vaikus, žodžiu, ir kad jie suprastų, kas yra sistema ir kaip su ta sistema kovoti. Ir kad pagrindinis dalykas tai yra būtent tie kiekvieno žmogaus asmeniniai sprendimai. Ir asmeniniai poelgiai iš tikrųjų pagrindinė turi ir didžiausia turi įtaką. Nes kaip bebūtų, visa ta žmonija ir susideda iš kiekvieno atskiro žmogaus. Ir nėra bendro sprendimo
visai tai žmonijai, yra tik tai kiekvienam atskiram žmogui sprendimas. Tai va, nežinau, ar aš čia atsakiau kažkaip, tai ar neatsakiau, ar gal kažką neaiškiai pasakiau, tai gali dar patikslinti, jeigu norit. Na, man atrodo, kad kiek va dabar taip iš galvos išėjo, tai va tiek ir atsakiau. Tai dėkuoju, kaip sakant, už tos įdomius ir klausimus ir lauksiu kitų klausimų. O galbūt ir padarysiu ir šiaip kokią nors dar pasakėčią, jeigu va, čia taip tas bus man tos galimybės, sakykime, kurios ne nuo mano valios dabar priklausančio aplinkybių dabar yra atsiradusios. Tai dėkui dar kartą ir iki kito.